Labas rytas, 6 mano naujo gyvenimo diena. Ne, 7. Tai šiandienos planas - prisiduoti laimikius, pavalgyti, nusipirkti kažką rytui ir važiuoti naują būstą. Vakar dar ieškojau informacijos, gal eina, kad GoPro programėlė man notification atsiųstų, kai užkaista kamera ir išsijungia, bet kažkaip nėra tokio dalyko ir labai realiai keista. Nes atrodo žiauriai naudingas dalykas man būtų. Ir iš tikrųjų noriu pagirti padukus. Čia iki Bizon padukus tokius. Čia biškai suplyšau. Bizon leather. Real leather. Žiauriai gerai, žiauriai iš vis kojas nesmirda jokio. Nu aš kažkaip plaunu kiekvieną dieną kojines ir kojas. Bet šiaip nesmirda. Nors tiek belekiek vaikšto. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Ir pirštinės tos man patinka. Kiek skalbiau, kiek dirbau, jos visiškai kaip naujas. Net nesuskeldėjo jokia guma. Labas rytas. 29. Man labai patiko šitą visą. Sūrio dar ir batono šiandienai užteks. Pamiršau daržoves. Reikia patvirtinti. Iki lojalumo kortelė įveskite. Viską susikroviau. Varau pasiimti depozitą 10 eurų ir varysim į naują chatą. Viskas? Taip. Gerai, sėkmės. Ačiū. Iki. Iki. Labą dieną. Labą dieną. Nu va, aš išėjau ką tik iš hostelio. Kaip? Išėjau ką tik iš hostelio. Iš hostelio išėjai, taip? Taip. Į kurią pusę tu dabar trauki? Žinai, kur 16 troleibusas sustoja? Net neįsivaizduoju. Tai čia būtų prie geležinkelio stotelės ar autobusų? Ne, čia prie autobusų stoties. Aha. Gerai. Tai aš jau perėjau, dabar jau esu, galim skaičiuoti. Tai ką, iš 16 autobusą man lipt troleibusą? Ne, tu į 16 troleibusą nesėdi. Kur yra sustojimas 16 troleibuso, paeini toliau, kur yra tie geltoni paviljonai. Ten kebabinė yra, gintarinė vaistinė yra. Dabar esu prie gintarinės vaistinės stotelės, toj stotelė. Na tai, va, tenai tu pasižiūrėk, stotelėsi 3 autobusas. Nu va, matau, 3 atvažiuos už 27 minučių. Nu tai va, tik į 3 sėsk, nes tau bus artimiausia davažiuoti. Kryptis Vaidotai. Vaidotai, jo. Jo. Važiuoji iki Meistrų sustojimų. Aha. O kada tu būsi, nu ten pasako, Katelinės, daleiskim, sustojimas. Aha. Kada būsi Katelinės sustojime, tu man skambtelk ir aš išbėgsiu tave pasitikti. Gerai. Gali anksčiau, netgi metalo, kada būsi sustojime, gali jau tada skambint. Aš tada išeisiu ir, nu, aš būsiu tamsiom kelnėmis šviesią mėlyną maikę, aš stambukas su akinukais. Gerai, aš pilkai apsirengę. Tai galim bilietėlį autobusą nusipirkti? Autobusui? Jo. Jo, man atrodo, galima. Žinokit, nežinau, arba čionai, arba autobusė pačiam. Nu, autobusė, žinau, ką gali. Bet seniau, kai būdavo keliuose pigiau, atsimenu, negu... Ai, tu dar jaunas. Aš, žinai, važinėdavau, kai dar išmušt galima būna. Čia autobuso bilietėlį galim nusipirkti? Pas vairuotoją bilietuką mes Supratau. Labą dieną. Gal galit pasakyti, kaip tokį randą gavot? Vau, Čia su peiliu? Oha, užpuolė ar kaip čia? būna visko, Tiesiog už nieką? kaip už nieką. Nieko nebūna. Bet šiaip, toks mafioziškas. Papuola viską. Vieną valanuką. Labą dieną. Jo, Eduardas. Malonu, Jurgita. Nu, tik kad atėjau, tai gerai, kad pasakiau man metalo skambinį. O tai bus žmonės spėti. O čia
Pramoninis rajonas, ne? Nu, čia autoservisai. Tokia. Tik išeiginiam dienom labai sunkus susisiekimas su trečiu. Kada reikia eiti pro tenai, per miškelį, nu, po to laiku parodysiu. Per miškelį ir ten po to važiuoju link stoties, pavyzdžiui, 78, 41, 42. Nes per išeiginius į dieną būna gal 3 ar 4 autobusai. O šiaip darbo dienomis nėra toks ir sunkus susisiekimas. Svarbiausia sąrašą jau kai turi, žinai. Aha. Nu, iš kito lokai. Kas ten pas jūs gyvena, darbininkai? Nu, šiaip tai gruzinai, aišku, darbininkai visi, darbo klasė. Jo. Pas mane jų kambarinė pati dabar atlaisvino, vakar išvažiavo gruzinai. Kurie išvažiavo, tai 4 kambarys yra visiškai laisvas. Ai, aš geriau, o ten dviese būsim, ne? Pas jūsų. Nu, pas mane draugas atvažinėja. Tai ir dabar pas mane yra. Supratau. Dabar pas mane kol kas nenustep kambarį yra bardakas, nes buvau biškutų užbaliavojusi. Aha. Tai šiandien visą viešbutį tvarkiausi. Nu, koks čia viešbutis? 5 kambariai. Nu, tik tais kada aišku. 6 vietis, 4 viečiai, 3 viečiai. Kaip negaliu sakyti. Visi draugiški, visi viskas žinai. Bet pagrindė visi rusakalbiai. Gruzinai, tadžikai irgi buvo, čia pagyveno. Pabėgo, nesusimokėję netgi. Visą dieną tušo. Man norėsi šito lovą pasirinksi, norėsi iš kurį norėsi. Oi, bet čia tik tais man teks, čia mano draugas. Jį gali vadinti Hatapačiu. Hatapačiu? Jis lietuviškai puikiai supranta. Eduardas. Jonas. Nu, Jonas. Kaip pavadinsiu, taip ir Jonas. Tai tu lietuviškai, ne? A jau? Jisai rusas pats, bet lietuviškai puikiai kalba, puikiai. Tam kalbom gali, kur tau patogiai. Aš jau iš karto. Kaip? Kur tau patogiai, apačioj čia arba čia, kur nors. Man čia atrodo tokia Nu, geriausia. geriausia jo, nes ir ta... Aš po to patalį nepakeisiu. O kaip čia dėl blusų kokių erkių, ten dar kažkaip nieko nėra? Jokauju, viskas yra skalbiama, viskas yra tvarkoju, žiūrima. Jau patikėk, pavyzdžiui, su mano tokiu brezglyvumu, kaip aš esu labai čistaplonas žmogus, man būtų kokių blusų ar dar kažko, tai aš jau iš karto negyvenčiau čia. O kaip jūs čia samdyta administratorė, tipo, ne? Nesamdyta, aš čia gyvenau taip pat kaip ir tu. Jo. Mokėjau. Bet po to Prižiūrėti. nebeliko kam prižiūrėti viešbučio. Tai aš dabar ir priimu žmonės, ir tvarkausi viešbutyje, bet tai man nekainuoja pragyvenimas. Na. Yra savininkas kitas čia. Čia yra tų savininkų, bėda žino. Kiek? Direktorius ant direktoriaus dar direktorius. Normaliai čia tai. Bet šiaip nevogia daiktų nieko, viskas normaliai. Kambariai užsirakinami, pas save raktus turi ir viskas. Ai, ir yra va dar problema, kad... Ai, tu vis tiek mano numerį turi, nes aš vakarais pagrindas būnu namie. Būna, kad jeigu vėliau, daleiskim kokią 9 valandą tu grįžti vakarą, ne? Būna jau pagrindiniai vartai tie uždaryti, pro kuriuos mes dabar užėjom. Bet eini irgi iki tų vartų, ten yra kalitka, nu, varteliai nedideli. Bet jinai būna užtrenkta kitą kartą. Ir ten atidaryti yra sudėtinga. Paskambinsi. Jo, man paskambinsi, aš išeisiu ir atidarysiu. Nu, jeigu ten vėlai grįši. Aš vėlai grįžtu šiaip. Nu tai va, tai sakau, va, tai čia va... Matysi arba parodysi jam, kaip atidaryti iš kitos pusės. Iš kitos pusės tu niekaip pats neatidarysi. Na, žiūrėk, čia. Nežinau, kur čia tokio. Pirmą atlaisvintėjom, bet palauk, reikia lentyną tada nuvalyti. Tenka tau kol kas. Jo, aš nieko daug Po to nežinau. jau ten... Išsiriktuosiu. Короче, я что-то iškojau. Видела. Че без так подходишь? Ai, yra.
Kada dabar į darbą dirbi, kada? Ne. Tavo, kur... Gali man paskambinti? Tai. Ai, paleistas. Palauk, tavo 236, ne? Jo. O tai kaip jūs galėjot pasiimti iš to žmogaus telefono, aš nesupratau. Autobuse gal palikau? Autobusą. Ai, autobuse paliko. O tai kaip dabar mums susitikti su jumis? Nu tai iki Salininkų čia nėra taip toli, nu... Jūs dabar namuose Salininkuose, kurioje vietoje ten gyvenat? Nu, Salininkų, palaukit, Salininkų stotelė. Ai, kur žiedas tas yra? Nu, kampinė ta tenai parduotuvytė tokia, nedidukė. Jo, žinau. Gerai, tai kada bus 42, aš privažiuosiu, tada ir paimsiu. Nu, tai aš su to pačiu žmogumi kartu galiu atvažiuoti. Taip, taip. Autobusą palikai. O ten ir pinigai ir aš norėjau sumokėti dabar ir O, pinigai. ir kas svarbiausia, Tu dabar matai šitos raktorų. jinai netgi į policiją jau kreipėsi, sakė, kad susisieks su jo. A. Nerado autobusą. Смотри, 42 tada, o kaip tik per miškelį eisim ir... Parodys. Fū, jau prišikau į kelnes. Tai mano visas gyvenimas. Nu. Kultūringa mergina, viskas. Nu, man čia nelabai gerai, nes va tu rūkai, aš nerūkau, supranti. Mes šiaip kambarį nerūkom. A ne? Aš tik tais dabar. Šiaip visuose kambariuose yra uždrausta rūkyti. A. Šiaip visuomet apačioj arba lauke. Jeigu blogas oras, tai rūkom apačioj. Aha. Taip, čia tai nėra. Žavintis. Čia kas vienas dalykas yra gerai, žinai, kad va, išsiskalbė ir iš karto iš džiovyklę. Ja. Iš karto po pusvalandžio arba po pusantros valandos viskas sausa užsidėjai. O kaip čia atranda kiti darbininkai jumis? Skelbimais kažkokiais? Ne, čia praktiškai supranti. Visi per pažįstamus? Pagrindas yra čia, supranti, gruzinų, uzbekų, tadžikų, viešbučių. Aha. Čia Labai mažai. tų įmonių savininkai, kurie dirba ne už, taip, apgyvendę, kaip Jo. darbininkus. Taip. Nu, sako, kol Elžbieta dirbo, sako, čia pas mane viešbutį ir gyveno. Tai sako, muštynės, da muštynės, tai greitoji, tai policija, tai greitoji, tai policija. Ja, mylėtėlis. Nu, mes atvykom, tai gal mums prie tos parduotuvytės prieit? Ačiū. Laukiam. Ar nebus va, tas su rožinė Užava. maikutė? Ačiū to labai. Dėkui, dėkui. Prašau. Žmonės supuvę. Viskas tvarko, viskas? Jo. Kol dar ne visi žmonės supuvę. Atėjo čia SMS-as. Informuojame, kad jūsų pranešimas registruotas policijoje. Jam suteiktas registracijos numeris. Švis būtų batai man dabar. Jo, dar kaip sakai pasas, viskas, tai žinai, aš va ką tik va irgi neseniai vėl iš naujo dariausi pasą, nes na irgi man tai pavogė grinai. Iš kambario? Stotį irgi tenai. Ai. Taip ištraukė iš rankinuko kažkur. Kišenį turėjau ne iš rankinuko, bet, nu, irgi kaip čicholas, ne, telefono. Ten irgi pasas buvo, irgi pinigai, telefonas. Ir kišenė, atrodo, džemperio buvo tokia giloka. Kaip aš nepajutau, kaip man ištraukė. Tik tais ryte barmenės. Nu, kai aš irgi prie barmenių dirbusi kažkada tai. Sako, nu aš mačiau, nu aš ant ryto jau atbėgau ieškot, žinai, viską. Viską sako, nu mačiau, kad, sako, bloškė guli nuo telefono. O visą kitą, ne. O įdomu, kaip man policija parašė mano numerį, iš kur jinai mano... Pas mane tai neatsirakina telefonas be kodo. Kaip jinai mano numerį sužinojo? Ai, tai gal aš kai skambinau. Tai nerodo numerį. Tai... Ai, vis tiek nėra. Ai, nebent čia aš gavau baudą už ten mašiną. Ne, nu bet informuojame, kad jūsų
nešimas registruotas policijoje. Jam suteiktas. Jūsų pranešimas, nu, tai čia mano pranešimas. Tai jinai iš mano telefono. Ai, kai užrakintas telefonas 112 galim skambinti. Taip. Labą dieną, buvau čia palikęs telefoną, pametęs žodžiu, ir mergaitė iš mano telefono paskambino, 112 užregistravo, kad pamečiau telefoną, bet mes su ja susisiekėm ir aš pasiėmiau atgal tą telefoną ir galim atšaukti dabar, va, iš šito numerio būtent skambino čia į Vilnių. O kaip laiku. Niekur nereikia laukti. 5 duokit. Na, jeigu iš miesto važiuosi, įsidėmėt maždaug, va, palauk, dabar autobusas pravažiuosi, pagreit, antroj pusėj kelio. Tai pravažiuoja. Įsidėmėt maždaug va šitą keistą namą. Ja. Jisai keistokas, ane? Ja, kaip biškį bažnyčia. No. Bet sakau, būna šitie vartai vėlai vakare uždaryti, o ten yra varteliai nešdėlį. Realiai aš galėčiau ir perlipti tas vartas. Nu, kaip tavo buvo Elžbieta Kudutė, tai jinai pro čia, nes pilnai vartai neužsidaro, žinai. Ne, čia tai man tai be šansų. Pralenda. Ai, žiūrėk, pralyščiau ir aš jaučiu. Bet yra va varteliai, matai, Ja. atidaryti. Bet kitą kartą jie būna užtrinkti. Bet reikia, aš peršiausiu. Tvorą čia nesudėtinga. Nėra tokių. Nieko Vėlų nėra, svarbiausia, kad rūbų nesusiplyšti. Ai, štai rytų. Nu, visokių. O tvarkoj? Jo, viskas tvarkoj. Policija jau buvo užregistravus. Geriausia, kad laiku vis. Da, aš pradžiu už 10 eurų sumokėsiu už porą naktų, pažiūrėsiu, kaip čia yra. Nu, žiūrėk. Ir po to žiūrėsiu. Sėdėjau savo, montavau video ir sako, gal nori į kitą kambarį, ten tu vienas būtum, nieko nekelsim, savaitę tau ir panašiai. Sakau, davai, pažiūrim. Tai va, naujas kambarys, vienas pats būsiu, savaitę kaip minimum sakė nekels. Nu, yra tokių purvinybių. Bet, nu ką padarys. Tai žodžiu, planas toks. Aš jaučiu dabar tas 2, 3 ar 4 dienas, kiek man trūks. Vien tik montuosiu ir gyvensiu iš tų pinigų, kiek yra. Ir po to keisiu strategiją, kaip pinigus darytis. Nes su bankiam biškai lėtokai gaunas, nes nuo oro priklauso, jeigu dar lys. Plius dabar dar toli man čia važinėti. Iki 11 sautį, kai te važiuoja. Nu, labai biškai apsunkino. Ai, dar įpylės ribos, čia man jie darys. Įpylės ribos pavalgysiu, o aš jiems tos mėsos daviau stirnienos, kur man... Labą dieną. Aš norėjau paklausti, ar čia tik girtekai hostelis ar visiems? Ne, visiems. O kiek kainuoja pigiausiai čia? Pigiausiai čia A plus B sekcija, jeigu vienai nakčiai, tai 17 eurų. Jeigu virš 2 parų po 10. Supratau, ir jeigu virš savaitės, tarkim? Tas pats. Po 10 eurų, ne? Gerai, ačiū tada. O kiek tenai miega kambarį? 4. Visą laik pilni būna dažniausiai. Supratau, ačiū. Viso gero. O kiek vanduo kainuoja? 1 eurų.
Bambalys, ne? Dar ir paimsiu. Nemačiau. O galėčiau aš gal tą mineralinį grąžinti, pakeisti? Ne. O čia mineralinis vanduo ar... Ne, man atrodo, čia paprastas gėrimas. Ten tas pats. Bet spalva kitokia kažkokia. Putelis kitus. Stailo vanduo. Ai, gal tiek to tada. Visą gerą. Šiandien karštas oras laukia, nei biški nelyjo būdų šiandien bonkių. 20-40 eurų tame tarpe tikrai surinkčiau. Nebent vėl į mano maršrutą kažkas būtų įsinešęs. Bet aš kaip supratau vakar, ta prasme, kadangi palyjo visur mažiau bonkių, automatiškai tie visi žmonės daugiau kur ieško, didesnius kelius apeina, kad išgert savo ir panašiai. O kai va karšta, jiems užtenka žymiai mažiau apeit, pasimta buteliuką ir viskas, ir palieka. Ir taip automatiškai daugiau gali bonkių pririnkti, nes ne viską apeina alkoholikai. Mačiau, ten nėra nei feiri, nei muilo, nieko išsiplauti nei indam, nei rankom. Tai teko nusipirkti. Baigsis pinigai ir eisiu bomžauti. Pirmiausia, gal supažindinsiu su taisykliam, tai... Įkiškite kortelę į bankinių kortelių skaitytuvą ir sekite instrukcijas skaitytuvo. Netinkam. Kasos valiuta ir prekės. Davė, короче, шифр. Labas. Во, numerį užrašyk. Nerašyk. Nu taip pasakyk. Nu jau. Man gali užrašyti. Ne. Koks numeris? 8646 sonata. Sonata. Все. Gerai. Я один завтра у него свадьба. Второй друг, блядь, вверх держит. А, на себя возьми. Меня хуярили, блядь, эти менты. Я на себя все равно взял. На суде мне говорят, или признайся, кто там был, или просто мы тебя въебем в срок. Я говорю, не знаю, кто там был, дали шанс, не выдержал, давайте срок. Но вышел аж 99-м. А, 2000, ну почти 2000. Короче, в октябре 99-го я вышел. После этого никаких ментов. И то я сел, я все годы спортовал. Sakė, 11 uždaro dabar 10. Нет, иди сюда, Петр. Вот этой пранка хуяк стяли и швирш. Аншита хуяк. Bet čia ir perlipt nėra sunku. Aš čia pažiūrėjau, kad čia... Nuvažiavau pas merdą. Сейчас dariau va šitus vartus. Pat vidno. Nu, davai.
Mano vakarienė arbatėlė, sumuštinukai kaip visą laiką. Bet pusryčiam bus kiaušiniai. Tai pavalgysiu ir sėsiu antrą seriją montuoti. Kažkiek dar pamontuosiu iki 12 kokių. Ir bandysiu užmigt, gal išeisiu. Ir pamiršau parodyti, tas Valdemaras su žalia maikė atnešė man bonkių čia. Pilna. Nusibau netgi, sako, duosiu bonkių. Gerai, atnešė čia už 5 eurus. Labas rytas, 8 dienos rytas. Ir mano pusryčiai su kiaušinuku ir mėsytė ten yra. Ir sauguniukas ir suriukas, toks gryni pusryčiai. Arbatėlė. Šiandien visą dieną montuosiu. Tikiuosi antrą seriją spėsiu sumontuoti. Žiauriai ilgai montuojas tas bonkių rinkimas, nes labai daug medžiagos. Toks oras šiandien debesuota, nėra karšta, nebūtų daug bonkių. Einu valgyt ir pamontuosiu biškį ir kai norėsiu pailsėti, eisiu bonkės prisiduoti. Vakar užmigau apie 1 valandą, prieš 1 gal netgi pusę 1 maždaug gal. Pabudau 5 ryto, bet dar pagulinėjau, gal dar ir užmigau, nesupratau, iki 9. Bet nesijaučiu tikrai gerai išmiegos. Aš pabundu dėl to, kad 1 naktį mane kaip pažadino ir man įsijungia toks miego režimas, kaip čia pasakyti, ciklas, kad tipo 4-4,5 valandas pamiegoti ir pats pabudina organizmas. Nes iki šiol kiekvieną naktį pamiegodavau po 4-4,5 valandas ir pabūsdavau visą laiką ir daugiau kažkaip nebeidavau užmigti. Bandydavau užmigti, bet nelabai. Sumontavau pusę antros serijos. Galvoju, reikia eiti pailsėti, einu bonkės prisiduosiu, gal netgi viso dabar kelio nebefilmuosiu, nes dabar kai montuoju, žiūriu, kad ten, nežinau, jaučiu net neįdomu bus žiūrėti, kai ten vaikštau tiesiog ir viskas. Ir mažiau medžiagos bus ir mažiau montuot bus, bet kamerą pasimsiu, dėl viso pikto gal kažką pakalbinsiu netyčia. Kas čia vyksta, kiam centų pridaviau? 8,50 gavus bendroj sumoj. Sėmiu porą ledų, duonos ir atsigerti. Euras 25. Visą metalą atiduodu. Einu aš čia šitam rajone ir aš matau tas fūras. Ir aš pats kažkada buvau čia atvežęs krovinį, kai dirbau su fūra. Ir galvoju, blemba, aš sėsčiau ant tos fūros, saugų, ramų, pinigų yra. O dabar tas nesaugumo jausmas žiauriai daužo per smegenis. Pavargau, tikrai pavargau, bet reikia iškentėti, nepasiduoti. Bus viskas gerai, aš tikiu. Jūs jau matot čia kelintą 7 berods seriją, jūs jau matot, kiek ten tų peržiūrų buvo pirmose serijose, kaip ten maždaug primetat. O aš net neįsivaizduoju dabar, šiuo metu dar neįkėlęs nei vienos serijos. Tai net nežinau, ko tikėtis, ar bus iš vis tų peržiūrų, ar nebus, nes nuo tų peržiūrų irgi daug kas priklausys mano planuose. Ką tik pabaigiau editinti antrą video, belio koks ilgas, 1:22 minutės. Ką tik pradėjau renderinti, dar net nepradėjau. Čia valandą turim, 11:30. Nežinau, reiks gal kažkaip tos prasukimus gal iš vis išmesti. Patrumpinsiu video ir reikia kažkaip tą video editinimą sutrumpinti, nes belio kiek visą dieną. Tipo, visą dieną užtrukau. Eisiu pavalgyti vakarienę kažką su muštiniu ir bandysiu miegoti. 9 dienos rytas, papusryčiausiu ir kipsiu į darbus. Montuoti 3 video. Guliu aš sau montuoju video, ateina Valdemortas, kur vakar jam sako, davai nueik į parduotuvę, paimk alaus, atėjo visas girtas, paimk alaus, duosiu 10 eurų. Sakau, davai, nuėjau, karočiui, paėmiau jam to alaus, sumokėjo man už 2 naktis į priekį. Ir dar po to atėjo, sako, davai, dar paimk pitaką. Ir dar pitaką davė. Ir dar čia liko grąžos, 8 centų. Tai jo, dar, žodžiu, montavimui iš lempas gaunu pinigus. Купи просто шашлык, который можно жарить хуево. Да. На сковородке. И себе сок. Да. Ну сколько он стоит? Там 10 евро, я думаю. Да я не знаю, почему не знаю. Ну да, это 10 евро шашлык стоит, а купи 2. А сдача все твоя. Давай.
Davė Pidisokovą, sako, jeigu 10 eurų šašlykais kainuoja, paimk 2 ir gražą pasilik savo. Vakar, kur susipažinom su merga, sako, jos bachūrai peršalai. Да ты чё, ты нахуй тебя на телефон? Это, ну, я снимаю, как живу. Да нормально живу, слушай. Я возьму сейчас пинцет, нахуй, эту всю хуйню вытяну. Ну, я думаю, ты сходи в этот... Куда? Господи. Как я там? Ну, в больницу. Я тебе расскажу. Я упал со второго этажа, до ногу поломал. Да. Я не пошел, я просто на велосипеде взял. Ну, там, может быть, заразиться, знаешь, а потом, блин, ты умереть можешь. Знаешь. Ничего страшного, я же больше не прожил. Я больше не прожил. Хорошо, давай, idu. Nelabai man čia patinka. Nereik man tų nuotykių, aš noriu saugiai, ramiai išlipti iš to benamio. O su visokiom muštynėm daug ir problemų. Ir ne tik savo sveikatai, bet ir tu kito sveikatai gali padaryti problemų daug. Ir pačiam būtų problemų gali būti. Nes užtenka tiesiog vieną smūgį trenkti, jisai nukrenta, susitrenkia galvą, miršta ir tu sėdi už žmogžudystę. Nu, bet šiaip tas Voldemortas labai draugiškas šiaip žmogus. O, tam eurų davė. Sako, jeigu nori, galiu už chatą tu sumokėti visą kitą. Sakau, nieko man nereikia. Bet labai jau draugiškas žmogus. Ir kas svarbiausia, čia šitose naujose namuose net nelabai supranta, ką aš iš vis darau. Va, kaip filmavau su GoPro, sako, kodėl tu mane su telefonu filmuoji. Ir aplamai ne tik tas Voldemortas geras, bet vat ir pati administratorė Jurga. Irgi jinai savo patalinę asmeninę man atidavė. Nu, matos, ten tipo viską siūlo visada, sako, kreipkis tenai va, druskytės ar ko tu bereiktų, sako, kreipkis tipo ir panašiai. Labai paslaugus. Nesitikėjau, kad čia tai bus. Tik tiek, kad, nu, tokia aplinka, aišku. Remonto labai stipriai reikalaujanti. Bet man gerai, aš va šitą laiką išnaudosiu editinimui viską susieditit noriu, kad po to vėl galėčiau toliau eiti priekį, filmuoti ir jum kelti kas antrą dieną galbūt. Paėmiau šiam porą šašlykų, alaus ir savo pasiėmiau dar maistą visokį, šito pigi sokį. Pažiūrėsim, kiek čia bus. Nedaug, neskaičiuosiu daug. Akcija didelė man dar padaryti. Centukai 5 paimsiu, 5-3 lygiai, ar gerai bus? Gerai. Okay. Taip pribombinau, kad dar net neužtenka. Žodžiu, iš banko minus 3 eurai. Tai ką, maistu apsirūpinta. Porai dienų bent į priekį minimum, už chatą sumokėti. Saugų dabar. Tokie mano pietus, ryžių nebuvo, šašlykai. 10 dieną įkėliau vakar vakare video ir turim tokias naujienas, kad 8 peržiūrų per 14 valandų, 15 laikų. Nu, žiauriai prastai. Ir tik tokią highlightus sukūriau. Ir čia irgi kažkaip numerį tik tokios seniau būdavo per valandą laiko. Ten per pusę valandos 4000 peržiūrų ant tų senesnių video. Dabar man va per 2 valandas 700 peržiūrų. Iš vis kažkaip viskas numerė, viskas nuo pradžio. Nu nieko, einu sukursiu antrą video, dabaigsiu montuoti ir ką, judėsim тoliau, nugalėtojai непоседода. Я сам не могу, потому что сам отпизжу, он на меня штуку напишет. Конечно. Да, там просто, ну, Еворова, понимаешь, МТС. Еворова, завершенность. Там пацаны пизда, звери. Ну, всю жизнь прожил, что просто хуеет, нахуй поебал. Бутылки пустые. Блядь, не выкидываю, нахуй, ебать, в лесу сидели, квасили, нахуй. Сегодня? Ебать. Но водки ёбнули, пизда, все вырвало, нахуй. Все, что выпил, нахуй. Иду похмелять твою тут знакомую. Тоже плохо ей, блядь. Ну, но микс, хочешь микс? Полный это. А тебе будешь пиво? Не, я не хочу. А микса хочешь? Нет, спасибо. Иду похмелять, блядь, тоже умирает, видно, ебать его. Хорошо, спасибо. Sakė vakar, kur atkrovė jam malkų, tipo važiuoja sudaužyti, nes tipo pats negali, nes Zajavo parašys. Zajavo yra, nu, pareiškimą atėjo parašys. Kiek teisybės nežinau, bet
Bonkės neprašau. Dar čia vakar irgi atnešė. O aš čia laižau tą video antrą, iškirpinėjau prie konteinerių, kaip traukiu bonkės, nes ten daug tokių, kad žemė nufilmuota, žodžiu. Kokių tau koldūnų? Na, pohui, bet kokių, Ne, ką žinau, neskaniau. Ne, žiūrėk, tu gal varysi, žiūrėk, kad mes, į tą Maksimą varėm, jo, ten yra, gal ne koldūna, ar yra, kaip ta višta, akcija. Tai tu man sakyk, kuo, tai koldūnų, tai višta, tai žinai, čia skirtingi dalykai. Koldūnų paimk po kelių ir vištą, jeigu bus akcija. Višta, tai tipo krūtinėlė, ten tipo filė? Ne, ten, kada eini, aš... Kai iškepta jau? Ne, tam akcija yra. Aha. Pa euras kapeikami, jų yra akcija. Jeigu bus... Bet tu nori, tipo, visą vištą? Visą? Ne, ten, kažkokie naborai tam yra. Didį žinau. Aš pats nežinau. Arba koldūnai paimk. Savo paimkinam mums. Jeigu man ant 10 įmi, į savo ant 10. Wow. Plius 10 eurų, sako. Patys girdėjot. Čia karočią gyveni ir pliusuoji, tiesiog šiais. O, ir prie to pačio bonkės prisiduosi dar čia 2-3 eurai. Pridaviau ką tik bonkės, gavau 4 eurus lygiai. Plius 4 eurai, žodžiu, į banką ir varau pirkti koldūnčikų. Ir cigarečių. Žodžiu, paėmiau jam koldūnų. Vištienas, kaip sakė, už eurą. Savo pasiėmiau vištieną šašlyką, su akcija buvo. Cigarečių administratoriai ir agurką. Ir žodžiu, į banką prisidedam 9 eurus. Ta pasiėmiau, vištienos šašlyką pasiėmiau iš bonkių. Žodžiu, gerai man čia sekas gan, aš tikiu, kad mane saugo karma. Nes realiai esu, kiek jisai pasako, tai čia pavojinga gyventi. Ten sako muštynės, taip toliau. 11 dieną varau į parduotuvę, reikia kiaušinių. Prisiduosiu dar bambaliukų, man čia davė nedaug. Žodžiu, esu biškį strigęs su automontavimu. Dar skaityk, kiek aš čia gyvenu, nežinau, 4 dienas jau. Montavau, ties 3 video dirbu. Nieko iš vis nepajudėjau į priekį, tiesiog gyvenu. Bent jau Valdemaras yra, kuris patempė mane. Tai bent tie gerai, bet judėti į priekį visiškai nejudu, stoju vietoj. Reikia susimontuoti ir reikia judėti į priekį. Tas montavimas žudo, visiškai. Ir buvau biškį apsirgęs silpnai, tai turėjau slogą. Tiesiog slogą, bet dar nieks neperėjo daugiau. Dabar atrodo, kaip ir jau viskas praeidinėja po biškį. Pirmą dieną, kai atvariau, ten buvo visur langai atidaryti, kai kalbėjom, pūtė vėjas, tikriausiai perpūtė. Administratorė Jurga tai iš vis, po to, ta prasme, antrą dieną po mūsų kalbėjimą iš lovos nepakilo, sirgo ten baisiai, irgi dabar gerėja. Tai tokios naujienos. Čia yra pliusų, kad naktį labai ramu, nes esam firmos teritorijai. Mažai žmonių ir kažkaip, visas savaitgalis dabar šiandien yra sekmadienis, nieks negėrė, nieks nebildėjo, mano miego režimas tvarkosi, vitaminus, mineralus atstatinėju, tai jaučiuosi pagerėjo viskas, mintis švaresnės, daugiau idėjos vėl kyla. Kai tik atvariau, galvojau, blemba, kur čia aš papuoliau. Nors aplinka nedžiugina, bet džiugina tai, kad kūnas atsistatinėja. Ir miego režimas susitvarkė. Šiandien jau nebepabudau po 4 valandų miego. Šiandien miegau, man atrodo, 7 valandas. Minčių tokių, kad pasiduot važiuoti į Klaipėdą iš vis nėra. Visiškai kaip tik galvoju, kuo sunkiau, tuo geriau man pačiam, nes stipresnis būsiu ateityje, didesnis pasitikėjimas ir panašiai. Man kaip bebūtų, reikia suktis, reikia gyventi, reikia judėti prieki ir viskas. Šiuo metu yra 180 peržiūrų YouTube'ai ir 36 subscriberiai. Prisidaviau bonkės, euriuką gavau. Euriukas į banką. Išsikeičiau bonkės, pasiėmiau kriaušių, bananų, šokolado, kiaušinių. Ir bandelių porą suvalgysiu dabar išeinant ir einant ir energetinį gėrimą, kažkokį pigiausią. Minus 5 eurai nuo banko. Pigiausias Maximas energetinis nustebino. Skonis, grynai kaip, skonis kaip klasikinio Red Bullio.
O kaina 29 centai, tik mokėsiu dar už 2 dienas. Dar už 2 dienas. Gerai. Jo. Taip ir bus. Tokia mano aplinka, tenai mano langai. Čia grinai esam teritorijai įmonių. Žodžiu, čia atvaręs niekur realiai neįnu va iki parduotuvės, priduot bonkės ten ar dar kažką ir namo. Ir vien tik montavimas. Jau gerai jau pramokau montuoti, šiandien sumontavau 4 seriją per 8 valandas nuo ryto iki va dabar. Tai kokią 9 pradėjau, dabar yra biškai po 6. Dar pavalgiu pietus. Bet ta 4 serija pusvalandžio, nes pradėjo lyti, tai biškai trumpesnė, nu bet aš jau džiaugiuosi, jau nebe 2 dienas montuoju. 1 serija tai iš vis aš tenai belė kiek montavau laiko. Nu, dabar va sumontavau, jau bent jau laisvo laiko turiu sumontavęs, jau tikrai esu laimingas. Esu laimingas ir čia gan ta chata, kur gyvenu, viskas tylu, ramu, pripratau. Nėra jokio kipišo, kaip ten pradžiai kalbėjo nieko. Nu, žodžiu, ta prasme, viskas tvarkoju. Susimontuoju visą medžiagą ir judu toliau į priekį. Dabar einu iki parduotuvės, noriu nusipirkti daržovių. Paskui mėsos reikia, jau nebeturiu. Ir garnyrui kažką. Ir vandens su mineralais. Ir kažkas tikriausiai pagalvotų, o blemba, čia gerai gyvena, kaip benamis, tipo valgo jisai gerai ir panašiai, bet kai valgai negerai, miegi negerai ir panašiai, negali judėti į priekį, jokio progreso nėra, nes nėra minčių, nėra energijos, nėra idėjų iš viso, ta prasme, atrodo, nėra pasitikėjimo aplamai savim. Žodžiu, aš tą jau patyriau pradžiai ir dabar atsigavęs aš jau matau, kad galiu judėti į priekį. Labai, ta prasme, toks naujai gimęs dabar jaučiuosi. Pirmą reelsą, pirmą video, žodžiu, dabar yra įkelta 2 video į YouTube, 400 peržiūrų, eina link 500. Iš TikToko nelabai eina, ten peržiūros, TikTok'e, ta prasme, pirmas reelsas, ten 4000 peržiūrų, o antras reelsas antros dienos 40 su viršum. Tai dabar yra 2 serijos įkeltos, 4 serijos iš visų montuotos, dar turiu 5 ir 6 dienos ir 7 dieną. 7 dieną čia atvažiavau, tai dar 3 dienas turiu sumontuoti, o visas likusias dienas, ką aš jau čia praleidau, tai jau čia sudėsiu į vieną seriją ir daug medžiagos vis tiek nėra, tai tenai greit man turėtų būti. Tai dar 3 dienas kažkur reikia pagyventi, turiu, man atrodo, kem 5 eurus. 5 dabar išleisiu, 10 rytoj sumokėsiu, bus 30. Nu, datemsiu, liks 10 eurų. Jeigu Valdemortas nieko nesugalvotų čia dar, ta prasme, mane pabufinti, tai vis tiek prasisuku, lieka 10 eurų ir tada judam į priekį. Butelių jau galvoju neberinksiu, biškai kitaip bandysiu užsidirbti. Gal dar pasikeis, nepasakosiu. 13 dieną atėjo Jurga, biškai kalus, davė man saldainių, kol montavau ir minus 10 eurų nuo banko. Susimokėjau už chatą.